Šeštadienį Beth Ditto sukėlė visišką furorą per Žano Polio Gaultier kolekcijos pristatymą, kurią įkvėpė Joan Jett stilius. Šiuolaikinė punkė grupės The Gossip vokalistė 3 kartus žingsniavo podiumu ir numetusi mikrofoną padainavo be jokio pritarimo, pademonstravusi visą savo galingo balso diapazoną. Ji ir kitos 2 apkūnios manekenės tapo Žano Polio Gaultier mūzomis. Žiūrovai jų demonstruojamus drabužius apžiūrinėjo užsidėję 3D akinius, kurie buvo dalinami kartu su bilietais. Kolekcijoje vyravo iš plonyčių permatomų audinių pasiūtos palaidinės, sijonai ir kombinezonai, atidengiantis nėriniuotus apatinius drabužius ir kūną. Išgarsėjęs kūgio formos liemenėlėmis ir sadomazochstinėmis suknelėmis, kurias buvo pamėgusi popdainininkė Madonna, prancūzų mados Enfant Terrible atgaivino kai kurias detales 2011 m. pavasario vasaros kolekcijoje. Paryžiaus madų savaitė baigėsi trečiadienį.